Labas vakaras. Tai labai ačiū, kad susirinkom. Pabūsim. Važiuodama čia galvojau, kaip dažnai tėvelis stovėdavo prieš auditoriją įvairiausiam aplinkybėm, ne tik tai per mišias bažnyčioje. Ir privačiuose visokiuose vakaruose, ir viešuose. Ir visą laiką būdavo toks jausmas, kad jis nesėdi priešais, o yra vidury tarp visų, kad visi sėdime ratu ir visi kalbamės. Tai aš labai norėčiau, kad šiandien būtų taip, kad mes visi tiesiog būnam, kalbam ir prisimenam. Kitas dalykas, apie tylą galvoju, kaip čia padarius, kad neapsižliumbus. Kita vertus, taip gražu buvo vakar per mišias Jonų bažnyčioj, kai visi rasoti išėjom, įskaitant ir liturgijos dalyvius. Ir galvoju, kad tai pasako apie tėvelį daug daugiau, negu bet kokie visi galėtų būti išvardinti jo nuopelnai. Ir jis taip žiūri iš tos nuotraukos į kiekvieną asmeniškai, susiranda akimis, kiekvienam kalba, būtent tai, kas tam svarbu žmogui, kaip ir gyvenime būdavo, ir tyli. Ir jis beje labai dažnai tylėdavo ir tarp žmonių būdamas, ar, pavyzdžiui, bendrakeleivių grupėse sėdėdavo ir tylėdavo, kol jam kas nors neužduodavo klausimo. Jam niekada nereikėdavo kovoti už dėmesį, jis nematė jokios būtinybės. Vien jo buvimas būdavo labai svarbus dalyvaujantiems, būnantiems kartu su juo. Tai ir šiandien, nematom jo čia, dar labai neseniai įvairiom progom. Jis mus lydėdavo savo šypseną, savo žvilgsniu, savo buvimu, savo žodžiu. Bet ta jo tyla, būdant čia, žemėje, mus išmokė išlaikyti ryšį su juo, kai jis dabar ten. Nes tai yra apie tą patį. Tai labai kviečiu, jeigu norėsis ir paliūdėti, jeigu norėsis ir pasidžiaugti, bus momentas, kai pakviesiu jūs prisiminti kažką, jeigu norėsit pasidalinti brangaus. Tikrai čia susirinkome ne tam, kad kažką sužinotume apie tėvą Antaną. Nes ir šita paroda, man atrodo, kad ir kiek daug sričių jie priepia, tėvelio veikimo sričių. Tos visos veiklos būtų tik tai sąvadas jėzuitų kokiam nors informaciniam biuletenį, jeigu jos nebūtų buvusios atliekamos su meile ir su rūpesčiu konkrečiu žmogumi ir konkrečiai žmonėm. Tai šis vakaras te bus apie meilę ir apie ryšį. Ačiū labai Rasai ir Egliai, kad taip nenuilstamai nuo pat, galima sakyti, pirmos akimirkos lygiai prieš metus jos ėmėsi kažkaip įprasminti tą tėvelio atmintį. Ir ši proga, šita paroda, kuri šiaip jau yra jau 7. tėvelio paroda, Rasos Bernotienės iniciatyva surengta, kad suteikia mums progą minėti jo metinės ir labai daiktinių regimų būdų prisiminti. Tai aš paprašysiu Rasą pristatyti šią parodą. Malonu iš čia matyti. Pirma parodos pavadinimas Didžiausias stebuklas. Tai yra citata iš Antano Saulaičio frazės, kad didžiausias stebuklas tai yra, kai žmogus žmogui yra žmogus. Kai žmogus mandagiai, pagarbiai, žmoniškai elgėsi su kitu žmogumi. Dievas į pasaulį atėjo būti žmogumi. Ne mumija, bet žmogumi. Ir visa tai, kas yra žmogiška, yra brangu ir vertinga. Ir Antanas labai vertino tai, kas yra būtent žmogiška. Todėl mes taip ir praminėm šią parodą,
O pati paroda yra tarsi stengiantis parodyti Antano Saulaičio kaip kokio deimanto nušlifuoto skirtingas briaunas. Todėl kiekvienas eksponatas prasideda kažkokiu žodžiu. Kunigas, jėzuitas, draugas, yra indėnas, šmaikštuolis, filantropas, misionierius, skautas, lietuvis, žmogus. Ir eidami per parodą galėsite pamatyti, čia žinoma tik tai 14 nišų, galima buvo daugiau tų nišų paruošti. Ir kadangi tokios kaip ekskursijos nebus, po šios parodos atidarimo jūs galėsite praeiti per nišas, pažiūrėti, aš labai trumpai apie jas šnektelsiu. Antrame aukšte yra tik tai 3 nišos, ten yra globalios Lietuvos apdovanojimas, paslėptas, jį surasite. Taip pat yra labai graži niša Antanas Draugas. Jis siųsdavo visiems atvirlaiškius ir ten yra keletas tų atvirlaiškių pakabinta ir turbūt visi čia arba dauguma, kas jį pažinojote, tuos atvirlaiškius esate gavę. Daugiau ar mažiau, bet keletą jų yra būtent pakabinta tenai ir tų atvirlaiškių, tiesą sakant, dabar labai trūksta. Taip pat jis ir jo sesutė Marytė, jie pirkdavo visokius daikčiukus, kad paremti įvairiose pasaulio šalyse žmonės, kurie atidarė savo kažkokius mažus versliukus, kad juos paremtų. Tai stulas iš Gvatemalos, indai iš Nikaragvos arba iš Haičio apyrankės, tai irgi pamatysite bent jau po vieną antrame aukšte. Čia pirmame aukšte pati gražiausia niša, tai man yra misionieriaus niša, štai ten, kur yra akutė, būtinai pažiūrėkite, ten daugiau yra apie Afriką ir yra jo draugo Hermano Šulco dovanotas kryželis iš Afrikos. Taip pat jo misionieriaus niša, keliautojo niša, nes jis visus savo bilietus sekdavo į albumus ir tų albumų jau yra 3, čia eksponuojami tik 2. Taip pat kunigas, kaip mes jį labai pažinojame, kaip kuniga, kas yra stulai ir dovanos. Indėnas tai yra ypatingas žodis. Antanas mūsų pažindino su savo draugu misionieriumi, dabar jau amžiną atilsį, Kazimieru Bėkšta. Ir Kazimieras Bėkšta Antanui yra pasakęs, ačiū, kad buvai man indėnas, nes indėnas, jo suvokimo, Kazimieras Bėkšta, jisai dirbo Amazonijos džiunglėse tarp vietos indėnų ir indėnas yra tas žmogus, kuris nemoralizuoja, kuris nemoko, kuris nesistengia patarti, kuris tik tai išklauso. Ir Antanas buvo Kazimiero Bėkštos indėnas, jis buvo ir mūsų indėnas. Todėl čia yra ir indėnai iš Šiaurės Amerikos ir taip pat Brazilijos indėnai prie nišos, prie durų, ne tiek ten indėnai, kiek pati Brazilija, nes pats Antanas labai net norėjo būti palaidotas Brazilijoje, kaip labai jis tą Braziliją mylėjo. Ir dar 2 nišos, kurios gal kiek yra paslėptos, tai yra šiame kambaryje niša Antanas Šmaikštuolis. Tai kad jis mėgo humorą, tai čia šitą mes irgi visi esame patyrę. Bet viena iš pravardžių buvo Briedis. Kodėl, aš nežinau, čia iš vaikystės kažkas yra atėję ir visi jam dovanojo briedžius. Tai ten yra eksponuojama tik labai nedidelė briedžių dalis. Jis iš tikrųjų yra didelė kolekcija surinkęs, nes viską, ką jam dovanojome mes, jis viską išsaugojo. Eglė rado savo dovaną, aš radau savo dovaną po jo mirties, kai jo daiktai atiteko misijų stoteliai. Išsaugojo viską, neišmėtė nieko. Ir dar vienas eksponatas yra štai šitoj akutėje, kur yra parašyta žmogus. Ir ten yra eksponuojamas inukšukas. Gal kas nors žinote, kas yra inukšukas? Tai yra inuitų tautos simbolis, kai kelyje tokiuose neįžengiamose vietovėse randi iš akmenų pastatytą statinį, kuris reiškia, čia praėjo žmogus. Ir tu gali eiti čia ir rasi kelią. Galbūt ten paliekama maisto, kažko dar, kas galėtų pasitarnauti kitam keliautojui. Tai čia yra labai apie Antaną, nes jis visą laiką stengiasi, kad po jo kitas galėtų irgi praeiti ir susirasti savo kelią. Tai apie parodos eksponatus paskui galėsit eiti pasiieškoti jų savarankiškai. Yra 14 eksponatų, pasistengkite surasti visus. Ir čia tik tai 14 Antano briaunų, bet jų yra gerokai daugiau. Tiek, kiek galėjom, tiek stengiamės parodyti.
Ačiū, Rasa, aš dar noriu priminti, kad Jėzuitų gimnazijoje čia pat įėjus pro duris yra niša, kurią irgi parodėlę paruošė Živilė Ratavičiūtė ir Jurga Juodytė. Taip pat yra labai graži ekspozicija, jeigu kas norėsite, tai palydės eglutė po visko. O dabar aš kviečiu pasidalinti savo mintimis, prisiminimais ilgametį bičiulį, kolegą, bendražygį, kunigą Julių Sasnauską ir skautą ištikimą Giedrių. Prašom užimti vietas. Aš gal norėčiau pradėti kalbinti Giedrių Tamoševičių, todėl, kad man buvo truputį staigmena, mes mūdu nebuvome pažįstami ir kai kalbėjomės telefonu, kad truputėlį susorientuotume, kuo mes galėtume pasidalinti, Giedrius pasakė, kad jis neseniai, sąlyginai neseniai tėvelį asmeniškai pažino. Ir tas jo žvilgsnis man pasirodė labai toks šviežias, gyvas. Mūdu su Juliumi tėvelį pažįstam virš 30 metų, esam seni vilkai ir galim šnekėti valandas. Bet gal pradėkime nuo to tokio pažinties džiaugsmo ir galima sakyti nuotykio. Tai Giedriau, gal kokiom aplinkybėm pažinai tėvą Antaną ir kodėl jis tau vis dėlto toks svarbus, kad šiandien tu esi čia ir panorai dalintis savo šitą patirtim? Tai sveiki, girdis ar ne? Kaip čia pasakyti, dabar kai jūs tiek visi susirinkę, visi ir parodą pristatot, ir 30 metų bendravę, ir dešimtmečiais ir taip toliau, aš šioks toks ubagas jaučiuosi, ta prasme, nes tikrai sąlyginai neseniai susibendravom ir kažkaip Saulaitis man visą laiką buvo kažko tokio stabilaus, oraus, gero žmogaus, toks įspūdis, bet kodėl aš anksčiau taip nepriartėjau, aš nežinau. Tiesiog kartais į jaunų bažnyčią užeidavo, o gal Saulaitis kaip gerai, kaip, faina kažkaip ir paskui vėl kažkaip savo gyvenimo plaukį ir tiek žinių. Bet jūsų būdavo tie stovyklose, kažkokiose bendruose, ar ne? Taip, bet vis taip būdavo toks pasimėgavimas iš toli. Sakau, visi kažkaip pažįsta čia, kur be pasisuki pažįsta ir galų gale man jau toks, jau galiausiai tai jau kai Klaipėdos didžioji stovykla buvo 23 metais, aš jau galvoju gana, jau man kažkaip, aš noriu tikrai kažkaip prieiti. Gal šiaip man iš prigimties buvo toksai nuo vaikystės gal, gal kunigas, tai truputėlį, tai jau čia, kur čia jau dabar nusilenkti iš tolo. Tai bet jau Klaipėdai ir būdavo tos mišios ir susitikimai ir aš vis pradėjau ten trintis vis arčiau ir kažkaip galvoju vis tiek jau, bet retai kada būdavo laisvas. Visą laiką, kad vienas žmogus Saulaitis, tai aš laukiau tokio momento kažkur nors akimirką ir galvoju, tada pristatysiu kažkaip jau ten ir niekaip. Tie žmonės be sustojimo. Tai teko skautišką jėgą panaudoti. Tokį jau naglumą, nes galvoju tikrai, jau aš, kaip čia aš, jau Vytis, visokie ateina, tai ten kažkokie maži vaikai, tai dar kažkas ir tai visokio plauko ir galų gale taip jau, gal ir nebuvo to momento, bet aš jau vis tiek atėjau, taip galvoju, reikia susipažinti. Pristačiau, sakau, ar galėtume mes kažkaip pašnekėti. Tai žinoma, sako, aišku, taip atsisėdam, taip kaip norėjau. Ežeras matas, mes atsisėdam ir, kaip buvo gera.
Tai aš tik tai galvau, nu, kad tik mums leistų ilgiau, nes tuo įvyku vis tiek, jie nesustojo, mes bendravom, bet jie... Čia labai apie tėvelį. Taip. Ne apie juos čia apie tėvelį iš tikrųjų. Taip, tai aš tą labai pajutau ir pavyko gilus, ilgas pokalbis, mes kažkaip nuo skautų pradėjom, kažkiek prisiminėm, kur buvom susitikę anksčiau, kadangi aš iš Raitųjų skautų, tai jis buvo pas mus svečiuose kitoje stovykloje ir buvo irgi labai toks malonus tiesiog pasisėdėjimas, bet ne su manim bendravo, bet ant morkų tokios krūvos atsisėdo, jos vasarą, kai karšta vėsės, ten ir jie sėdėjo su mūsų vadovu ir taip. Ir man liko tas vaizdinys, galvoju, kaip jiem gera, kažkoks iš Biblijos liktai, vat ant akmenų kažkas vasėdėjo ir gal aš taip irgi noriu. Tai va, galiausiai jau mes įsišnekėjom ir man atrodo visą gyvenimą. Ir kažkaip, aš žiūriu, kad aš noriu dar šnekėti. O toks jausmas lyg buvo, kad jis galėjo ir nešnekėti. Ir man vis tiek labai daug gavau. Tai nuo skautų, tada aišku ir į džiunglės nusikėlėm ir visur. Ir tikrai man ta tokia begalinė meilė ir tas žmogiškumas, kad tikrai žmogiškumas turbūt vakas labiausiai gal ir traukia, kad jokio visiškai skirtumo nei kas, nei kaip ir nei kas aš toks, kokie ten mano kas bebūtų. Ir paskui priėjom prie tokių temų, kur aštresnių kažkokių galima būtų ir pasakyti aštriau ir gal norėtųsi jau kažkaip ir jau aštriau, nežiūriu su tokia meilė, nesvarbu, kas bebūtų ir tai irgi buvo labai gražu. Tai va, mūsų toks buvo ten turbūt tas gražiausias momentas ir aš paskui pakviečiau jį, kad pas mus atvažiuotų jau rimčiau pasisvečiuoti. Pas jūs tai kur? Prie Salantų rajone mes ten turim ten žirgų begalybę ir ten... Ai, asmeniškai, taip sakant. Mūsų skautų ten Raitųjų pagrindinė, mūsų ten buveinė tokia ir... Nes jam buvo įdomu, tiem tikrai buvo įdomu, kas čia mes tokie ir sutiko, man buvo euforija iš vis, sako, gerai, atvažiuosiu, kada ir taip gal net pernelyg paprastai viskas kažkaip gavosi ir susitarėm. Ir susitarėt. Juliau, ar galėtum tu grįžti į tą irgi pirmą susitikimą su tėvu Antanu? Kada jūs susipažinot taip akis į akį gyvai? Nu, labai gerai atsimenu tą, nes tą pirmą, neatsimenu, ką jis ten kalbėjo, bet ką jis darė, tai atsimenu. Nes mes buvom seminarijoje, turbūt, aš neprisimenu, antram kursė, trečiam, tai galėjo būti kokie 88 gal metai, gal 9, bet neatsimenu, kada jis, man tai jis tada pirmą kartą atvažiavo čia, atskrido jau po Amerikos, po visų Vokietijos, po visų tų metų pirmą kartą sugrįžo ir kažkas pakvietė jį, tiesiog seminarijai, klierikam pašnekėti ir mes ten buvom, aišku, tų kalbėjimų visokių būdavo ten, tai tos konferencijos privalomos būdavo sekmadienis, tai tas, tai rekolekcijos 2 kart per metus, tai nebuvom taip jau labai palikti be kažkokių kalbų ir ten pamokymų ir visko. Bet jo, aišku, tas buvo kitoks. Aš dabar manau, kad jis apie misijas daugiau kalbėjo, tai vis tiek buvo jo toks pagrindinis arkliukas, gal ten kažką ir klausimų dar buvo galima užduoti, bet niekaip negalėjo baigtis tas, nes vis jau ten kažkokie pietus ar kas jau atėjo dar, ar kažkokios, nežinau, ten vizitacijos, švenčiausios sakramentų, nežinau, kažkokie grafikai seminarijų ten laikydavosi tų visų labai. O ten ir vis dar, ir jis nepabėga ir jo nepaleidžia tiesiog, nes visiems įdomu ir tai jis kitaip kalbėjo, tai galim įsivaizduoti, kai, aš nenoriu seminarijos peikti nieko ten, tada kaip mokėjo, taip ten visi elgėsi, ir taip dėstė viską, bet, buvo tas, ir mes pirmą kartą kažkokį išgirdom tokį, labai gyvą tą ir žmogiškai ir taip toliau, bet kas man jo įsidė, aišku, jo tas elgesys visada ir jis ten paprastai apsirengęs ir viską buvo be jokių be bombastikos, bet jis išėjo pro duris, čia Trejybės ta bažnyčia, ten toks koridoriukas ir paskui durys išeina šone ir tiesiai į seminarijos kiemą ir užsirūkė iškart, bet taip pro duris tik išėjęs ir tas buvo, mes rūkėm, mes bėgdavom tai laidojimų ten
Santakoje buvo laidojimų, geriausia vieta buvo laidojimų biuras. Ir ten už tvoros užeidavai, mes su tokiu Afganas buvo, jisai Afganistane tarnavęs, tai mes su juo eidavom, mes nieko nebijodavom. Tai ten nueini ir ten tikrai žinojai, kad niekas neteis, nes visi bijo tas vietos. Tai, o ten atsisėdi už tvoros, žodžiu, taip va, nežinau, kad būtų, gal būtų neišmetę, bet tiesiog buvo, jau labai buvo blogai, jeigu kas rūko. O jis išėjęs jam niekas nieko nedrįso sakyti. Ten ir rektorius, ir dar kažkas, visi žiūrėjo, jisai parūkė, bet jam taip jau buvo. Žodžiu, ir tas krūvis buvo didelis ir matyt, vis tiek žmogus kaip pratęs. Tai man tas, tada, sako, įstrigo toks, tokia tikrai, ne tai, kad įžūlus ar kas, aš, nesakyčiau, tokio, ir ne tik kokio laisvė, bet kažkoks toks, jis buvo tas, kas yra ir nesistengė parodyti kažkaip, kad ten pabėgti ar kaip nors kitaip, ar čia suvaidinti. O paskui jis grįžo, aišku, aš dabar neatsimenu, kada jis vėl, jau greičiausiai po kovo 11-osios, tada, kada jis jau ilgesniam laikui, gal paskui dar buvo grįžęs, mes jį kvietėm į studiją, tai studija irgi panašių 20 metai, tai jis kokiais paskiau, aš žinau, gal 2, 3 irgi jau pradėjo studijuoti, tada su Jonu Vailioniu, mes jį ten kelis kartus irgi taip, kur užsisėdi ten ilgiausiai, negali niekaip tų pokalbių pabaigti, įrašėm. Mums tada viskas buvo labai svarbu, viskas buvo jau nauja, tikrai buvo toks, visiškai gali, bet apie ką, bet aš dabar nesimenu. Ir tie įrašai gaila dingo, tada rašėme tų didelių juostų ir paskui reikėjo kraustytis, kažkur tos juostos užlapo, ten, žodžiu, tokia visa vargo vakarienė, tai to neišliko. O paskui mes susitikom Toronte, kaip aš jau 94 metais rudenį, ten išvykau, išsiuntė mane ten ir jis tada atvyko, gal netgi tais pačiais metais, tą patį rudenį, per Adventą gal atvyko, buvo rekolekcijos Toronte, tada būdavo tokios, paskui jos jau nutrūko, nes nesusirinkdavo tiek žmonių, buvo tokios katalikių moterų vadinamos, kur tai ten gana daug, atsimenu, tai po 60 būdavo, paskui aš pasvesdavau jas, tai nežinau kiek ten, bet mes tada jį pasitikom, gal aš net buvau oro uoste, nežinau, ir palydėjom, jis, aišku, vienuolyne ten nakvojo. Ir aš jį ten nuėjau virtuvę ir jisai kepasi kiaušinienę ar ką, ir ten tos lašinius. Ir man, kaip kažkaip trauktų už liežuvę, iš Lietuvos atvažiavęs. Sakau, aš girdėjau, kad amerikonai nelabai lašinius mėgsta. Tai sako, aš esu blogas amerikonas, sako. Ir tai jis ten atrodė, aišku, jis gal užsigavo truputį, tai čia nėra toks jau geras kunigiškas pasisveikinimas su kitu kunigu. Bet man, aš maištaut norisi kažkaip vis. O paskui, nežinau, mes pamažu, bet ten aš kol buvau, tai aš nežinau, jis gal pirmas grįžo, paskui aš nesimenu, kada jisai, bet jau tikrai kokie 9, nes mes turim įrašų jau nuo 99-8 metų jau turim jo įrašų jau studijoje. Ir dabar va čia irgi šeštadienį, kai tik ateina penktadienį, šeštadienis, tai aišku, tai laukiu Saulaičio ateinant. Ir kai tas vyko 20 metų, gal su pertrauka, bet tai paskaičiavus, tai 10 metų ir 10 paskui. Tai mes pažįstam beveik 40 jau. Bet jam tie metai nebuvo svarbu, čia ne saulaitiškas, kas skaičiuot kažkokius ten stažą ten ar ką kitą. Bet savo tiek jau viskų tiek ir jis truputį kitaip kalbėjo, dabar tie senieji jo, jis kažkoks buvo truputį trumpiau ir toks, gal toks konkretesnis, toks viską dėliojo. Paskui jau jis labiau leisdavosi tokius ilgesnius svarstymus, apmąstymus, jau žmogus keitėsi, bet sakau, tai man toks ir buvo, aš net ką ten perklausęs dabar, bet pradėjau žiūrėti į tas programas, ten temas, kaip užrašyta, viskas pas save kompiuterį irgi, nes viskas yra išlikę, tai kiek ten tų temų ir aš jau 50 suskaičiavau, ne visus surašiau, kur sakiau, reikės daryti vėl tas kartojimų laidas, tai kokiu ten tik tų klausimų nebuvo pateikta, ypač tais pirmaisiais metais, kai visur galėjai kištis ir jis visur rasdavo atsakymą ir gal, aišku, buvo klausimų, kuris nemėgo, jis nemėgo tokio filosofavimo, tokio,
teorinio. Nesakau, kad tai blogai, man tas įdomu kartais. Ar apie holokaustą kalbant, ar dar apie nacionalizmą, kur tu tiesiog, jis praktikas buvo, visada rasdavo netgi tą teorinį klausimą, aš kaip mokėdavo apversti ir nueiti ir per praktinę tą pusę rasti atsakymą į tą teorinį klausimą. Bet aš paskui supratau, kad jam nereikia klausti, ten kodėl, ten viską nelyst, kažkur nemėgint lyst, nes čia ne jo erdvė ir jam tas visiškai neįdomu. Bet jeigu paliesdavo jį, kažkaip leisdavo jam apie tą patirtį kalbėti, patirtis, tai jis labai, ir ne tai, kad ten sakau, čia daug kas tas pastebėjo, kad jis, ir aš pats taip jį pristatydavo, kad jis moka tas religinės tiesas išversti į žmonių kalbą, bet tas ne tai, kad ten ne žodyno reikalas buvo, tiesiog jis turėjo tiek patirties visur, kad jis tą gal atitikmenius, aš net nežinau kaip pasakyti, vien tą paskaičius jo, ten katekizmas turbūt jo ta knygelė, čia paskutinė, prieš paskutinė, aš nežinau, kuri buvo, kur ten irgi matyti užrašai daryti daug metų, kiek aš jau buvau girdėjęs jo, bet viskas, žodžiu, kokį klausimą jis paimtų, tą, tokį teorinį katekizmo klausimą, jis visur turi neatsakymą, kunigai pasidaro atsakymus per daug metų. Neklauskit nieką, ten apie nieką neklauskit, tų tokių, kaip dabar viena autorė čia kalbino kunigų Mozę ir klausimus, kur visi užduoda tos klausimus, tos pačius. Ir jau kunigas paskui žino, ką sakyti apie pedofiliją, kad būtų gražus klausimai, atsakymai, viską žino. Tai čia ne tas buvo, tą mes galim išmokti. Arba aš dariau su interviu irgi tas, kur Lenkų tas režisierius ZZZ kino. Čia Vilniuje buvo ir kažkaip per pažįstamus, žodžiu, sekmadienį į mažąją studiją su draugas lenkiškai gerai kalba, visai kita. Bet aš klausiu tokio profaną, kaip diletantas ten apie Kešlovskio tą dekologą, dar, kuriam jam milijoną kartų tie klausimai pateikti. Ir jis labai gražiai viską išdėstė, bet viskas taip, viskas gražu, bet kažko ten nėra. O Saulaitis, Antanas kitaip mokėtas, sako, visur iškart patirtis, ir tada ta patirtis, jo patirtis kažkaip ir tavo patirtį paliesdavo, kažkaip įjungdavo tavo. Tai man to tas buvo jo, viena iš tų tokių savybių. O paskui kiekvieną tą jo lentynėlę, kur čia yra, tą nišą visko gali pridėti. Ir aišku, ir tas humoras, ir aišku, dabar, kai skaitai, kad ir tos teorijos, dabar aš irgi darėme apie tą Velykų juoką, irgi ten ta tradicija, kur ten, nežinau, nuo 9 ar kokio amžiaus buvo tas Rizus Paschalis prajuokint. Bet jis tą darė, aš tai tą daryčiau, ten viskas su visokiais įvadais, su visko ten, jo taip labai pateikčiau. Jis tą darė labai paprastai, kur nors paima ir nebūtinai per Velykas, tą Velykų progą, bet paimta, kad kažką tokio pasakyti. Tarsi viskas labai natūralu, bet išvesti tą, ypač kažkokia sunki situacija, kur tu gal kitą, kad nežinai net ką daryti ir ką sakyti, dėl to ir ta tyla jo buvo, bet viską tokio išvesti tą, nebijoti išvesti tą humoro pusę suteiktą, nes čia jau teologų, jau čia einam į Ranerį, Hugo Ranerį, tą brolį jo, ne tik Karlas, bet ir Hugo Raneris buvo, kur apie žaidžiantį žmogų arba besijuokiantį žmogų kalba, kaip apie Dievą, kuris juokiasi, kūrybą matydamas savo ir besidžiaugdamas tą kūrybą. Tai jis bet sako, čia nors ir teorinių buvo dalykų, jis sakydavo, nežinau, kaip paskui čia pabaigoje, gal jau ir žmogus ir pavargdavo labiau ir viską, bet jis sakydavo, aš kiekvieną dieną, ką nors, paskaitau rimtą knygą, kokią nors, ne tik ten kažką, vilėką ten atsiverti, bet rimtą knygą paskaitau kažką. Ir tas matėsi, kad jis skaito, jis nėra taip, kad ten nesidomėtų visai jokia teologija, tai jau tokia akademinė teologija ar švento rašto, jis nelindo ten tiek, bet jis pasiskaitydavo ir kažkaip mokėjo tą panaudoti ir irgi be jokių kabučių ten, be jokių citatų, bet tą mokėjo panaudoti ir tas sakau. Ir, sesuo, tai čia irgi, Marytė, aš jau tą vieną kartą kartuoju, dabar vėl pakartojau per laidą, kad jinai pati, mes kalbėjom, pernai po laidotų, kalbėjom ir staiga nesako, jūs Brazilas buvo, sako. Bet taip, jis sako, buvo Brazilas. Tai man taip keista buvo. Ir aš atsimenu, kai ten kalbėdavo visai apie tą Braziliją, kaip Amazonės sinodas buvo, tai ten buvo ištisai nieko daugiau neklausė, tai apie Amazonės sinodą jis ten pasakos viską. Bet sako, jis norėjo, kad ir prie Amazonės palaidotų, viską, aišku, viską. Ir paskiau tai visai jau tokia, aš nepažįstu Brazilijos, nors buvo, bet mes tai turistai ten kažką truputį, tai negalėčiau nieko pasakyti tokio, bet taip kaip įsivaizduoja tą tokią ir kartu labai daug ir to skurdo, vargo, tas jau matėsi.
aišku, ten ir kažkokia ta tokia garbės jausmas, toks orumo, to tokio, gerai, to net to banalaus orumo tokio, tikrai to žmogiškosios vertės pajautimas, nesvarbu, kas tu būtum. Tai man atrodo, kad ten ir žinoma, laisvės, tas visas toks laisvo žmogaus, tai jis tikrai buvo, bet sako, jam tas leido būti ir lietuviu ir viską, ir jis niekad, ir mokėjo tą, labai mylėti ir viską, ir jis, pavyzdžiui, labai džiaugdavos, kai per mišias, ir man, kaip sakant, kartais truputį su visa estetika ir pomėgiu visokių senienų, man tas nelabai galbūt patikdo, bet jam būtinai ten tie lietuviški, kad audiniai, ten viskas, jam čia buvo jau viršūnė. Kodėl, sakė, net turi būti itališki mezginiai visokie, ten Florencijos, ar dar kanos, jeigu mes turim lietuvišką kanos. Ir dėl to tos taurės, molinės, ten iš kažkur iš Pietų Amerikos, ar kur kitur jam buvo brangiau negu kas nors ten tokio antikvariško ir super gražaus ir vertingo. Tai, bet sakau, tas, ir vėl, kai pagalvoju, aišku, gerai liko, daug kas ir knygos liko ir viskas. Dar netyčia dabar tvarkiam knygas, aš nebuvau žinojęs. Radau jo skautų vadovas, tokia knyga. Nežinau, ar daug kas matėt. Matyt, ten tiražas mažas. Skautų vadovas Antano Saulaičio padarytas su visokiais ten tai žaidimais, su visko, nežinau. Du radau, tai vieną atidavau mūsų skautui, pranciškonų 2 knygas, kitą pasilikau savo, sakiau, bet reikės pavartyti, kada nors aš niekad nebuvau, nors buvau skautų stovykloje, tai man labai skiriasi nuo ateitininkų, kadangi ateitininkų stovykloje Amerikoje ir Vermonte, ir paskui Mičigane, toj Dainavoj, tai ten kapelionas, tai ten turėjo kabinetą, Vermonto stovykloje buvo namelis atskiras, tai sakydavo, kad ten Vatikano teritorija yra, ten galima alų gerti nuo 18 metų, ne nuo 21, ir amerikiečiai tikėjo tuo. Sakau, čia Vatikano teritorija, nes jie nesprendė klausimą, ar vadovai gali alaus atsigerti vakare, ne, nes jų dauguma ten 18-19 metų ir paskui sako, taip, įstatymas čia leidžia nuo 21. Sako, eikit į kapelionę, sako, ten Vatikano teritorija. Bet jie tokie naivūs buvo, kad jie ir patikėjo. Bet geruoju baigėsi, tas viskas geruoju baigėsi, niekas jokio skundo neparašė. Tai ten labai, taip sakant, kambariai viskas, o skautų stovykloje tave grūdo į palapinę ir mėgo ant žemės, žodžiu, tai... Bet jau Saulaičio buvo pamokytas, ten ant mišios, valtį, žinau, kad reikia būtinai valtį atsitempti, apversti vietoj altoriaus, ten jis jau buvo tą išmokęs. Nes visi tą visą gyvenimą, Toronte aš buvau, ten buvo to jaunimėlio ateitininkai, bet irgi kviesdavos Saulaitį, kad į rekolekcijas. Tai ten su dviračiais kažkada jie man tada jodinėjo, irgi net ir tas buvo kažkas. Bet dviračius, sakė, mes bijom, kad jis infarkto negautų. Kaip sakė, nustrauko, kad, sako, važiuoji, įsikandęs cigaretę ir mina. Sako, mes drebam, kad sako, jis gaus trauką čia pat vietoje, žinai. Čia aš apie jisai metį rūkyti nebijau, kad aš nepropaguoju tabako, nieko jis metė rūkyti, turbūt kokią 15 paskutinių metų ar 10 nerūkė ir sakė jam, geriau dabar viskas, sakė jam, jis taip, viską nesilaikė visą gyvenimą žalingų įpročių. Tai nežinau, čia gali kalbėti ir kalbėti, sako, jis tokių ir tie maži dalykėliai, dideli, bet mums, sako, man patiko labai, aišku, daug tų tokių taškų yra, jis Augsburge, pavyzdžiui, gyveno ten iš Lietuvos, aš Augsburge turiu, tebėra ta šeima, kur mane globojo tremty ir paskui ten daug kartų važiuodavom ir jie tą Lietuvos lietuvius pažinojo iš tolo, ten tą kryžių pastatytą lietuvių, kur Augsburgo priemiestį buvo, dabar jau, aišku, ne priemiestis ten. Tai man buvo tas irgi toksai, ir jis prisimindavo ir aišku, ir nežinau, ar čia kažkur aš skaičiau, bet ar jis, Marytė sako, kad čia gal ir ji matė, pasakoja, bet nežinau, tas toks sukrečiantis labai epizodas, kad bombarduoja, čia jam turbūt pakeliu į Augsburgą jau, nes gal ir pačiam Augsburgą, nežinau, kad ten irgi buvo, Luftwaffės buvo gamyklos, tai bombardavo Augsburgą, tik ačiū Dievui katedrą išsaugojo jie. Tai, kad jis mato, reiškia, kad tos griūva ten, bombarduoja, šaudo, kas dūmai ir sako, reiškia, ir bėga kokių 5 metų, panašiai jis tada buvo, vyresnis truputį, aišku, ne, berniukas ir šaukia vokiškai, kūdikėlį Jėzau gelbėk mane. Ir jis tą, reiškia, atsimenė ir tą pasakodavo, vokiškai sakė, aš dabar neatsimenu, Jėzus kint, žinau, kažką tai va tokius, sakos, tai ta labai gražiai tavo šventosios dvasios veikimas, mes ten galime mistifikuoti, ką nori, bet tai yra pirmiausia dėmesys.
tai yra dėmesys pasauliui. Ir mes galim kalbėti apie ten priartėjimą prie žmonių ir įsiklausimą, tu gali sėdėti ir tas dėmesys tavo kažkur kitur. O yra dėmesys, kartais ir Simona vėl sakė, kad tobuliausia maldos forma yra dėmesys. Tai yra čia geriausia, aš save tuo guodžiu, aišku, kartais, kadangi man atrodo, kad dėmesį lengviau sutelkti negu melstis. Nežinau, bet taip pač Antanui buvo tas, iš kur visą tai, kadangi ne tik reikėjo matyti, aišku, jo biografiją, tai daug Dieve, ir sakau, ir čia gražus, kaip pasakyti, nežinau, liudijimas ar įrodymas, ar kas velykinio scenarijos, kadangi iš tų visų baisybių tikrai ir šeima vis turėjo palikti ir graži vaikystė, viskas, tokia aprūpinta vaikystė, saulėta, viskas labai gražiai šeima, kuri, jis buvo, susirado tą namą, kur jie gyveno Kaunėse, buvo, jie susirado ir paskui tas pabėgimas ir į Ameriką, jie kukliai gyveno ten, kiti gal daug, aš nes nebuvau pas juos tam namelį, bet kiek aš žinau, jie labai paprastai gyveno ir sunkiai dirbo, kaip ir dauguma tų išeivių. Tai, ir kad tas vis dėlto taip virto ir dabar tokia pamoka, nežinau, dovana, didžiulė dovana mums ir kad mums to reikėjo šalia visų kitų, nesakau, tėvas Antanas buvo vienintelis ir vienas ir kitas buvo ir daugiau buvo jų, bet būtent ir jis sakau, ir jis tą dalį mūsų dvasinio gyvenimo, nežinau kaip pasakyti, ar tikrovės mūsų, ar širdies, ar sielos, tą dalį užkabino, kurios palėtė, jai prabilo, kur niekas kitas nebūtų galėjęs to padaryti, tik tai jis galėjo tą padaryti. Ir tą padarė, Dievo darbas toks buvo, šventosios dvasios veikimas. Tai. Ir čia mes čia bėgiom, čia mano gimtoji mokykla, iš kurios išmetė. Mes ją du kart aprašinėję esame antitarybiniais šūkiais. Pirmą kartą 76 metais, kai išmetė iš mokyklos, su Bogušiu naktį pasiėmėm dažų kibirėlę, ir aprašėm, ten priešais įėjimą Rusai lauk, ten komunistam, visokių tokių dalykų. Ten buvo skandalas, iš KGB atvažiavo visą kitą, bet jie taip sakė, kad čia jie sakė, Bogušius Sasnauskas paliko autografus, bet nieko negali įrodyti, jie ten neįrodė. O paskui kitą kartą jau aš grįžau tada jau iš tremties, ir čia buvo kokie galbūt 86, ir dar tada remontavo, dar nieko nebuvo, bet buvo griuvėsiai, ir man tai buvo smagu nueiti į tą mokyklą, įdomu buvo tiesiog pavaikščioti tam visuomenės, atsimindavo tas erdvės, čia aktų salė, pirmame aukšte, antrame aukšte sporto salė, ten darbų kabinetas, viskas taip, kaip sakė. Ir kad čia dabar aš galiu, ir kad Antanas viršui gyveno, bet viskas, kaip sakau, iš tos mokyklos, iš viso, kažkaip paėmė ir susijungė, persidengė tas. Man tas labai brangu, tie visi persidengę susipynimai, kurie netikėčiausi visi, kurių yra jų tiek daug. Ir aš manau, kad jo gyvenime buvo tiek daug viso to, kad tiesiog negali apie tai, negali to nepaisyti ir negali to. Ir tas čia, man atrodo, vienas iš didžiųjų tų velykinių, kokių, nemėgstu žodžiu čia įrodymas, bet tokių, nežinau, patvirtinimų ar kaip, kad mes paimam ir susirišam ir kad žmonės atranda netyčia kartais ar tyčia priartėti galėjo ir visaip kitaip. Ir jo, mes visi ir pavargdavo, ir nusibosdavo. Jam labai nepatiko. Vienintelis dalykas, kuris jį erzino, tai visoks gudravimas ir neteisingumas. Jeigu jis tą jau pamatydavo kokį nors, bet tokių gudravimų būna paprastų ten, kur apie kurios ir patarlių knyga rašo apie tokius nedėlius gudravimus, tai nieko, bet jeigu tokie jau, kur labai tokie, labai jau į save, tai jis tą kažkaip jau bent jau patylėdavo tada nieko. Bet visa kita, visi tie žmogiškai silpnumai ar kas kitas, tai jis labai tą lengvai ir ne tai, kad nematydavo, bet tas nebuvo labai esminga. Ir man gražu čia, aš tą irgi nežinau dėl tų dovanų, kad ten pridovanoja, nes mes kunigai, man taip kažkada pasakė, kad geros taisyklės, etiketas leidžia kunigam ir daktaram dovanas perdovanot. Tai kai gauni kokių žvakių ar žvakydžių ar dar ko nors, tai jas gali perdovanot tada. Bet jis pasiliko tai čia. Ir kojinės, mačiau pats kojinės Lemonte, kai gyveno, tai buvo, nežinau, milijonas vilnonių kojinių, palubėm iškabintų. Tai buvo kaip nežinau, girliandos tokios kojinių, jam dovanotų, bet jis irgi jas paėmė, jis nusivežė į Ameriką, paskui padovanojo, man atrodo, kažkokiam ten muziejui, tam
muziejui padovanojęs. Nes jis ir bijojo, sakė, kandys čia suės, tai su kapustais bijojo to. Tai va, o bet saldainių jisai nepasilikęs būtų. Saldainiai visada keliaudavo, aišku, mažai studijat keliaudavo, saldainių daug, mes aprūpinti būdavom visokie saldumynais ir viso kita, kai siuntiniai, Marytė siuntinė siūsdavo ar kas nors iš čia parapiečių jį ten pamalonindavo, tai viskas, aišku, buvo tų taškų daugiau, jis visur, kur lankydavo, ar bitutę lankydavo, ar ką ten lankydavo, visur būdavo, jis niekad tuščiom neidavo. Ir būdavo, aišku, kuodytai buvo du asmeniškai, padėta Jūratei kas nors ant stalo, ar popieriai kokie, ar saldumynai, Rūtai Tumėntai, dar kas nors, paskui ten bendro naudojimo. Tai va, ir aišku, viskas, nu jo, yra sunku ir žinoma, sako, nepakeičiamų žmonių. Yra, labai daug yra nepakeičiamų žmonių, ką padarysi, bet aš vakar vieną akim žiūrėjau, tvarkiau popierius, kitą akim žiūrėjau, tas kažkoks britų buvo filmas, tiesiog meilė ir kas nežinau, ten tokia gana banali istorija apie moterį, kur susirga krūties vėžių. Nu, tokias scenarius labai daug kartų tas yra vaizduojama, ir kitaip. Ir su vyru ten, jie jau neteka dukters, ta duktė mirus kažkada ir dabar kaip jie, nu, kaip gyvena, sirgdama jinai tuo. Ten ir ta chemija, visa terapija. Ir man ten labai graži, tai jis nueina į kapines jau prie dukters kapo ir sako, nu kokį mes žodį turim pasakyti žmonėm, kad jie nemirtų. Sako, kaip pasakyti žmogui reikia, kad tu nemirk. Nu, tu nemirk. Tam mylimam reikalingam žmogui. Tai nieks to nesugalvoti. Tai mes esam ir ta tikrovė tokia yra. Nu, o Velykų tikrovė yra ne tik, kad tas gyvenimas pažadėtas kažkoks nesibaigiantis ten dovana gyvenimo, bet ir kad viskas tas neištirpsta kažkaip ir daug daugiau negu žmogiško atmintis ar kas galėtų apimti tą, ar kokie raštai, tas lieka, tai turbūt viskas ir čia tas meilės to ryšio, tas žodis, jis beje Antanas to žodžio nemėgo, jis sakydavo meilingai, kažką nors, arba jis taip nemėgo linksniuoto žodžio, bet tą galėjai suprasti iš to, apie ką kalba, tai ir kaip elgėsi, tai tas buvo, reiškia, tai dar daugiau negu, arba tą gailestingumą kažkokiais, jis nekaišiojo ten, kur nereikia, nu, taip jau, bet tas buvo atpažįstama kitais būdais iš visko. Ir dar sakau, tas irgi, jo, man irgi įstrigo. Man yra mažai kunigų, kurie, nu, tai aišku, puikybė man yra, kad man būtų autoritetai šiandien. Nu, dabar, kai aš jau beveik 7 metų sulaukiu, aš, taip sakant, nu, kažkas girdėta, kažkas matyta, nu, tai pradėti žiūrėti, nu. Tai, bet Antanas, aišku, buvo visada ir autoritetas ir būtų 100 metų ir dar daugiau, tai ten neįmanoma būtų kitaip. Bet jo tas, pavyzdžiui, nu, kas galėtų sugalvoti, kas daugiau. Aš nematau Lietuvoje kunigų, kurie būtų galėję taip pasielgti Brazilijoje, kai ten vaikščiodavo. Jie lankydavo šeimos, tam turbūt, nu, tokia, kaip, kad, nežinau, kaip pasakyti, kalėdomai, nekalėdomai, kažkiek ten paukodavo, bet jis nueina pas motiną ir ten tų vaikų, nežinau, tai berniukai 4, 5, 6 ten vaikai visokie. Ir, aišku, lietuviai turbūt ten, aš manau, kad lietuvių šeima. Ir vaišina, ir atneša ten tų pupų ant lėkštės kažkiek ir, nu, reikėjo valgyti, ir jis mato, kad tų pupų nedaug ten ir jis stumdo tas pupelės, valgo, bet taip, kad nepamatytų, aišku, nu, paima ten, paskui pastumė kažką, nu, žinot, ir jis pas turbūt alkanas, jis būdavo alkanas tai ir valgydavo, mielai valgydavo, bet čia reikia, tu net turi įžeisti tos motinos, nes jinai nepamatys, kad, nu, jinai daugiau neturi. Jinai pamatys, kad tu dar norėtum, o tu jinai neturi. Tai tu žmogų pastatysi tokią situaciją. Ir stumdo tos padažus ten, volioja tas pupelės. Tai, sakau, čia jis vienintelis Lietuvoje iš kunigų, kurios aš esu matęs, gal kada nors Smetonos laikais buvo tokių, nežinau, ar ką kada. Ir daug Dievė, kad nors atsirastų kas nors panašiai, bet čia jau negali nieko reikalauti, kaip aš dažnai galvoju, ką dabar tie, ar mūsų, nu, nebūtinai kunigai, bet tie vadovai yra žmonės, kurie užsima, pradeda auklėti ar ką kitą, kurie tas patirtis įgis, visas tas tokias, kurias įgyjo, nu, daugybė tų kunigų, kurie mums buvo šiame amžiuje, tuo laikotarpiu buvo tokie autoritetai, čia jau tikrai autoritetai, kaip Kavaliauskas, ar Vasiliauskas, ar tėvas Stanislovas, ar kardinolas Latkevičius, ar kas, kur tikrai, nu, kur tas patirtis siemt, nes
Ten visko buvo, sakau, visko, ko sunku nesugalvoti, kiek visko buvo. Ir gerų labai dalykų, tokių prasmingų ir labai sunkių dalykų buvo. Tai, bet vėl reikia Dievo prašyti, melst, kad Antanas pasirūpintų. Ačiū, aš jau daugiau nebepliurpsiu. Labai ačiū, kunigė Juliui, labai sekasi įžodinti daug labai dalykų, nes kažkaip tikrai labai talpus tėvas Antanas yra ir aš tai visą laiką atsiduriu kaip prieš kaip ištikta kažkokio tylos, kai reikia apie jį kalbėti. Ir dar noriu tada grįžti, Giedriu, truputėlį prie Skautijos. Kai kalbėjome telefonu, sakei, kad, tu rask tokį kitą skautą, nerasi. Tai kas už to slypi, už to tavo pasakymo? Aha, tikrai, skautas neįlinis ir aš kažkaip dar truputį pridurčiau prie to dėmesio. Tikrai buvo toks, ir šiaip atrodo man toks įspūdis, kad kai jau Saulaitis kalbėdavo, tu tarsi į hipnozės kažkokį patenki. Kalba, ką be kalbėtų, taip kažkaip ramu ir taip. Ir kai atvažiavo pas mus į stovyklą, aišku, pasitikom, parodėm tą mūsų Rikiečių aikštę, kryžius, malda, žirgai ten, viskas taip. Ir susėdam ant šieno kitkų palapinį ir vaikų ta krūva taip susėda ir tas vis tiek apie dėmesį kalbant tas žvilgsnis. Ir su kiekvienu vaiku jis taip su užlaikymu ir kiekvienas tas vaikas pasijungia į tą kanalą. Tikrai tokios charizmos ir žmogus, kad ir jie tada, ir prasidėjo tie pasakojimai, jie įsižiojo ten ir paskui mes turbūt visą mėnesį ten vaikai išnekėjo, kaip tą krokodilą valgė ten, reiškia. Ir tokie, kažkokie tokie, kur ilgam jau ten paskui dar po metų, dar kaip krokodilą. Mes čia ožkas valgom ten, o krokodilą, arba ten apie indėnus, kaip, tokių, kartais iki tokių lyg provokacijų ateina, taigi ten jie valgo žmonės, kanibalai ten kažkas. Ir jis taip gražiai visą tą istoriją, kad tame didžiausia pagarba tiem žmonėm irgi ten, reiškia, tos kaulus po kiek metų, kai, reiškia, tas numiręs žmogus gyvendavo, šalia būdavo didžiausiai pagarboj, paskui kažkokią kaulo dalelę susmulkindavo, ten tuos iš pagarbos per vėlinės tos kaulų miltelius, reiškia tik tai maistą. Ir čia toks, ir žiojasi dar labiau vis ir jau tu džiunglėse, jau ten kaulus, ten trupinį, ten valgai ir toks, tikrai. Ir man asmeniškai vienas nuostabiausių ten irgi buvo ten, kaip, irgi palyginimai išnekėjom. Ir kaip jisai su ta meilė apie tas gentis ir apie viską, kaip sako, susirgdavo. Tai mes čia kažkokie vaistai, kažkas ten kažkaip, o kad šalia susėsdavo ir sėdėdavo, kol nepasveikdavo, reiškia. Man toks įspūdis ir visiems ten, tai kažkam jau ten, mes paskiau stovyklai, kažkas ten koją nusimušė, tai sako, eik dabar pasėdėk ir kol jam koja nenustos skaudėti. Tokio saulaitiškumo vis tiek jisai yra. Ir aišku, kad aš taip galvodavau, kad gal čia girdėta mintis kažkur, bet kad ir mirtis vis tiek įprasmina kažkuria prasme gyvenimą. Ir tas netgi kažkoks viduj buvo tas jausmas, kad gal Saulaičio kažkada mes neteksim, bet tas viduj tik augo ta meilė ir tas gerumas ir paskui, sakau, tos, kiek aš tai girdėjau, tai nežinau, aš irgi buvau išvažiavęs, bet paskui tai grįžęs iš daugelio, kas spėjo iš pažinties paskutiniam dienam, o kas nespėjo, kas buvo, kas nebuvo. Ir tas toksai, galvoju, aš tai nebuvau, bet aš gavau tą ramybės tokios, tikrai, tai kaip apie tos seminarijų kažkada užsitęsė ten kažkas kažkur, tai mes
irgi ten planavom kažkiek ten pasėdėti, matyti, ir tai ir vasara, ir vis tiek ten ir sutemo, ir ten šniekom nebuvo pabaigos tikrai. Ir tas atsipalaidavimas toksai, mes kažkaip galvom su savo, kad ten tai dabar tai bus taip, mes važiuosim, eisim, o kitą jau dieną jis turėjo grįžti Vilnių, tai aš turėjau jį nuvežti į traukinį. Tai čia tas nuostabiausias dalykas. Mes ten pavakaruojam, padainavom, taip gražiai, gal ten koks vynas, nežinau, kažkas dainos liaudiškos, taip mes su kanklėm ten viskas puikiai. Ir rytas mes jau taip kažkaip čia, aš jau vėl, atrodo, čia reikia pasiruošti, skubėti, kažkaip viskas taip ramiai. Nu, tas tokio pasimėgavimo, labai jam patiko ten, nes ten vienkėmis ir tokia, viskas taip tikrai labai ramiai, man atrodo, kažkoks, nu ir buvo tarsi atsisveikinimas kažkuria, nu kada čia, aišku, vėl mes susitiksim, tai neaišku, bet ir mes jau taip sėdim, aš jau vis laikrodį, jau tas traukinys, kaip su to važiavimą, jau, nu, reiktų važiuoti kaip ir. Ir mes, tai aišku, dar ten bronelė Liuda, ten žmona mūsų vadovą, tai gal dar arbatos ar kažko, tai gal gerai, nu tai ir aš jau taip galvoju, čia jau aiškiai pasiūlymas buvo toks, kad man pasiūliu tau atsakyti jau reiktų, bet ne, gerai, ir dar čia ta kažkokia arbata kažkas. Tai tuo aš prieisiu, čia ir svarbiausia, čia man atrodo Saulaičio, kur sakiau, kur kito tikrai nei skauto matyt nebus. Ir kunigo, tai ir jau tikrai važiuojam. Ir dar kažkas ten kažkur, ir jau duris atidarytos, mes jau galų gale atsisveikinam, ten visą kitą ir įsėdam. Ir aš matau, kad mes jau tikrai vėluojam, man reikia labai greit važiuoti. Ir aš jau taip važiuoju, kaip reikia, ten pusę valandos iki Plungės reikia stoties traukinių važiuoti, ten nuo Salantų, ten tos pusės. Ir mes važiuojam, ir jis taip kažkaip dalį kelio nuvažiavo, sako, aš Palangės dokumentus palikau, ir bilietus ten, ir bilietai ten, ir dokumentai. Man tik tai viskas jau kaista, o Vilniuje jau laukia, ten kažkas jam vėl ten, kažkur toliau ten bus. Apsisukam, tai mes vėluodami važiavam, grįžtam, jau ten išbėga į žvyrkelį, ten mums įduoda viską ir aš tada sakau, tai dabar jau, žinokit, sakau, važiuosim, mes jau, nu, norėjau pasakyti, skrisim, bet, nu, tai nepasakysi. Ir, nu, toks važiavimas man įspūdį pačiam labai darė didelį. Nu, mes tikrai ten skris turėjom pagal laiką, pagal viską, aš tik žiūriu ir aš dar taip spaudžiu. Ir man jau neramu, bet galvoju, aš su kunigu važiuoju ir turėtų mus, nu, apsaugot. Ir jau taip lekiam greitai, nu tikrai. Ir aš taip, vis taip žvilgt, sėdi ramiai, jokio nei menkiausio. Tai mes vėjomės, tas traukinis važiavo, ten per pervažą, nesipraleidom, tai mes vėjomės, tas traukinis tolo, mes vėjomės, atvažiavom, jau jisai sustojęs, labai trumpai stovi. Jis ramiai išlipo, mes viską pasiėmėm, atėjom taip, ir jau ten, jau mūsų laukė. Tai apsikabinom taip kažkaip viską ir sakau, pasilaiminam ir tai va buvo tikrai toksai, man tas bet kokiom sąlygom ir bet kur, nu žinokit, aš galvoju gerai, tai man čia tikrai reikia irgi ramiam būti, nes, nu, aš kažkaip galvoju, būtų įdomu, jeigu kažkas mums atsitiktų, tai kaip tada? Bet tai Gal nesakysiu, ten tikrai buvo. Čia panašu truputėlį su ta cigaretė, kaip legalizavo. Tai čia, bet man tai ta detalė labai patiko. Ta prasme, traukinys laukė, pasilaimino, apsikabino. Jau buvo, tiesa, įdomu stebėti ir pačią tą jau palidovą ištraukė. Jinai jau, bet suprato, matyt, kas per žmogus, bet tokiam jau
O palidovės nepalaiminat? Ar po to jau čia viskas? Jinai pati nebūtų davus pasilaiminus, bet gal traukinė, aš manau, kad ten visko galėjo būti. Greičiausiai. Viskas, ko reikia. Taip. Tai ačiū labai, Giedriau. Klausykit, dabar vis tiek truputėlį taip kaitom. Ar būtų kažkas, kas norėtumėt savo įspūdžių kažkokio pasidalinti? Ar mieliausio, ar labiausiai strigusių, ar juokingiausių? Kadangi čia tokia dramatiška tema jūs pabaigė, tai aš norėčiau tęsti. Julius pasakojo, kiek nervų buvo žiūrint į kunigą Antaną, kai važiuodavo dviračiu ir dar rūkydavo cigaretę. Aš paskutiniais gyvenimo metais mačiau panašų galbūt atvejį be cigaretės tik tai. Turėdamas gyvenimo privilegiją gyventi šalia Jonų bažnyčios, tai matydavau dažnokai, kai kunigas Antanas eidavo į bažnyčią arba eidavo iš jos. Ir vat prieš porą metų, žiemos metu, žiūriu ir netikiu savo akimis. Sėdi ant triračio, tai yra kunigas ir Pilies gatve važiuoja ir ten yra aštrus posūkis 90 laipsnių į Jonų gatvę ir dar žinai, kad apačioj buvo sniegas, ledas, jis važiuoja savo be šalmo, be nieko. Ir kartą po mišių aš apsimečiau policininku. Jis mane žinojo, bet aš priėjau, kada jau jisai ant triračio lipo, sakau, klausiu, kur jūsų šalmas. Be šalmų negalima važinėti, taip jau delikačiai sakydamas, nes pergyvenu iš tikro, kad labai pavojinga yra. Sakau, šį kartą aš tik tai įspėju, o kitą kartą jau teks baudą skirti. Ir tada mes su Vytu paskiriam baudą ir atnešėm čia šitoj patalpoj nupirkę šalmą ir įteikėm kunigui. Ir po to jisai važinėjo tvarkingai su šalmu ir viskas gerai. Ir kas įdomu, kad aš esu padaręs nuotrauką ir dabar pagal datą pasižiūrėjau, tai buvo paskutinė nuotrauka pereitų metų balandžio 10 diena. Taip, kad prašysiu Taip, būtent, tai aš apie šitą. Ir tai aš kaip pretendentą prašysiu gerbiamos Aušros į vieną nišą, būtent nuotraukas kaip kunigo Antano kaip motociklininko. Ačiū, jis turėjo ir tą ženklą, kaip turėjo tos kepurės, tas saulė. Su Jėzus, aš jį kaip paskutinį kartą mačiau trečiadienį. Penktadienį mirė, mes trečiadienį kažkur važiavom, neatsimenu, Pilies gatve ir paskui Didžiąją, ir ten ties Chodkevičių rūmais kažkaip staptelėm ir jis iš priekio atvažiuoja. Aš pamačiau toks pavargęs ir toks lyg nusiminęs biški, toks susirūpinęs kažkuo. Tai nežinau, bet taip labai rimtai įsitvėręs tą vairą ir tas šalmas su ta saulė. Pranciškoniška, ta bernardiniška ir jezuitiška kartu. Tai jis laikėsi tų taisyklių, tai tikrai jau žiūrėjo. Ir beje, aš turiu tęsinį šitos jūsų istorijos labai netikėtai. Tėvas Antanas man pasakojo šitą nuotykį ir kartą aš lydėjau jį, nebeatsimenu, kurį parodo regis, ir jis pamatė gatvėje ir važiuoja su to šalmu, sako, kaip yra gerai, aš susitvarkęs, sakau, o ką, sako, tai šis žmogus mane nubaudė vieną kartą, padovanodamas man šalmą ir atrodo, kad visam gyvenimui. Kas dar gal turėtumėt? Jeigu galima, ar moterim pirmenybė?
iš tikrųjų, man atrodo, kad mes turėtum visi džiaugtis, kad mums daugiau ar mažiau teko bendrauti su tokiu nuostabiu, didžiu žmogum iš didžiosios raidės. Tai yra fantastinis žmogus ir, žinot, jis sugebėdavo, kažkaip tai visi pajusdavo bendraudami su juo, kad jis yra didis žmogus ir visi iš karto norėdavo atsiverti jam. Nežinau, gal čia mano tokie asmeniniai. Ir visi, tai yra bendrauti, atsiverti, dalinti savo gal problemomis, savo įspūdžiais ir taip toliau. Tai vienas toksai atvejis buvo, aš didžiuojuosi, sakyčiau, tuo, kad, aišku, savęs smerkiu tai, kad mažai lankiausi Jonų bažnyčioje ir mažai jo girdėjau, bet man pavyko dar likus maždaug 2 ar 3 vasario mėnesį kažkur, tai čia paskutiniais metais, suorganizuoti pasimatymą su jo Vilniaus pramonės ir prekybos rūmose. Tai buvo nedaug žmonių, apie 10, ir visi buvo apstulbę, visi buvo pritrenkti ir sužavėti fantastiškai tuo bendravimu. Nu, o didžiausia, kokį pagirimą esu gavęs iš jo, tai turbūt, toksai, čia galėtų gal net džiaukas būti, ne pagirimas. Laidojom savo legendinę mokytoją. Nežinau, čia Salomėja, kas nors baigusių yra, nėra. Nežinot, buvo tokia Paberžytė mokytoja chemijos, benzinufkė buvo, reiškia, jos pavardė. Ja dar mes sugebėjom pasveikinti su 99-ųjų gimimo šitą gimtadienio ir paskiau po 3 ar 4 mėnesių jinai mirė ir vat kunigas buvo tose laidotuvėse. Tai jo komentaras tų laidotuvių buvo toks vienas: aš dar tokiuose emociškai stipriuose laidotuvėse dalyvauju pirmą kartą. Tai aš jau supratau, kad tai yra kažkas tai tokio, nes jau laidotuvių ko turbūt per savo gyvenimą prisižiūrėjo tiek ir tiek. O čia minėjot, kad 94 metais buvo Toronte, taip? Aš irgi buvau Toronte ir aš dabar bandau prisiminti, ar aš tada mačiau jūs, ar man nemačiau ir niekaip nesugebu prisiminti. Tai va, o tos ten su tuo šalmu, tai ten gerai, ten buvo padaryta ta pastaba, kad draudžiama toks judėjimas. Tai jo, moteriai, tai turbūt vienas toks, norėčiau pasidalinti ir gal rezonuos ir kitom moterim, kad iš tiesų turbūt gyvenime nesu jautusi tokios didelės pagarbos kaip moteriai, nei iš tėvelio Saulaičio. Jis sakydavo, mes visos 3 susiesim ir pasišnekėsim, ar ne? Ar ten pasakoja istoriją, sako, mudvi su tokia mergaitė susitikom, sako, 4 metai buvo ir mudvi šnekėjome, tai sako, aš atsitupiau, kad mūsų akis būtų tame pačiame lygyje. Ir aš prieš turbūt 25 metus daugiau dirbau. Tėvelis tuo metu buvo provincijolas jėzuitų ir aš dirbau jo sekretorė kaip provincijolo ir buvau studenčiokė tokia dar ir paprašiau kažkada susitikti, tiesiog pasimatyti, pasišnekėti. Tai atrodo, čia man reikia ir žinau, koks jis užsiėmęs, ten jo dienotvarkė būdavo visiškai nuo ten, nežinau, gal 5 ryto ir iki vėlyvo vakaro ir sakau, tai tėvelis, sakykit, kada jums patogu, ne, tai sako, tu Goda, sakyk, tai sakau, sakykit, nes jūs toks užimtas, tu sakyk, sako, nėra blogiau, kai 2 geros valios žmonės susitinka. Ir paskutinį tai tokį tėvelis krikštijo prieš 20 metų mūsų pirmagimį. Ir nedidelė kompanija buvo, artimiausi giminės ir viena šeima jauna, jie netikintis ir pabambantis ir prieš kunigus, ir prieš bažnyčią, ir su mūsų sūnaus pusbrolis 5 metukų, ir tos krikštynos jau vyksta, pasibaigė ir tėvelis nueina persirengti ir tas 5 metų berniukas sako, kada tas Dievas vėl ateis? Ačiū labai. Ar būtų dar kas norėtų? Gal aš dar pasidalinsiu. Taip, ar veikia? Aš ir garsiai galiu kalbėti. Gerai, supratau.
Jo, tai norėjau pasidalinti, man teko susipažinti su kunigu Saulaičiu Čikagoje. Aha, gerai. Ne, aš pasilaikysiu, viskas gerai. Jo, tai ką norėjau pasidalinti, kad kaip visi minėjote, tas jo paprastumas, krūtinuosi. Jo. Tas jo paprastumas, ta jo meilė buvo be galo skleidžiama visame pasaulyje. Ir nesvarbu, kur jisai buvo, ar palijo visus pasakojimus, būdamas Brazilijoje, lankydamas lietuvius, jisai turėjo begalinę meilę Lietuvai. Ir kaip jisai pasakojo, nesvarbu, ar tai yra viena šeima, ar tai yra 2 žmonės, ar tai yra 100 kilometrų ar 200, jisai visada važiuodavo aplankyti, jisai visada bandydavo mus visus sujungti. Ir būnant Lemonte, aš 30 metų pragyvenau Čikagoje, ir būnant Lemonte, jo paprastumas, jo meilė suvesdavo visus žmonės į tą mažą mūsų Lemonto salę ir mes pasijusdavom, kad mes esam Lietuvoje. Tai buvo be galo smagu. Ir kitas dalykas, nors kaip jisai juokaudavo, jisai nelabai turėjo gerą balsą, bet visada norėdavo, kad mes dainuotumėm. Tai per kiekvienas mišias sekmadienį mes turėdavom knygutes su visais žodžiais ir mes visi dainuodavom. Ir kitas dalykas, supažindinti mūsų mažuosius su tikėjimu per jo paprastus žodžius ir galbūt tą mokėjimą išklausyti. Jisai susikviesdavo visus mūsų vaikučius į priekį ir visos mišios būdavo vaikam. Tai buvo tas bendravimas, tai buvo juokavimas, tai buvo krikštavimas ir jokių trukdymų niekam nesijautė. Tai toks žmogus yra be galo gerbiamas ir tikrai jo pasiilgę esam. Ačiū labai, kaip gražu, kad iš Lemonto prisiminimus atvežėte mums į truputėlį tiltą tokį. Ten irgi taip gražiai ir šiltai ir širdingai yra minimas, jo atminimas tikrai. Taip, prašau. Ačiū. Aš pažinojau tėvą Antaną dar kai jisai nebuvo kunigu. Mes susipažinom Amerikoje, kai mes buvom studentai, kai prasidėjo noras jaunimui susiburti, pažinti vieni kitus gyvenančius toli vieni nuo kitų. Ir pradėjom organizuoti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą. Čia dar nesumaišykit su tuo, kas įvyko vėliau, su bendruomenė kartu, bet čia buvo grinai tokie susitikimai, važinėdavom po Ameriką, susidarėm gan nemažą grupelę ir Antanas visada buvo mūsų inkaras. Buvom tokia pasiutus hebra. Ir nuvažiuodavom į kokį nors nepažįstamą miestą, tai mums reikėdavo ten pasižiūrėti, kur išeiti ir pavakaroti ir panašiai. Antanėlis labai visada gražiai švelniai mus išlydėdavo ir sakydavo, prisiminkite, mylieji, rytoj yra sekmadienis, gero vakaro. O aš gyvenu paskutiniam kambarį šitam koridoriui. Tai taip, kad su Antanėliu mūsų ryšiai buvo labai ilgi ir artimi, iki pat jo tampančio pirmininku Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, jau tada po antro susitikimo studentų. Netikėjau, kad kada nors vėl mūsų keliai susikirs, bet kai mirė mano vyras ir aš atvažiavau į Lietuvą gyventi, nuėjau ieškoti, kur palaidoti jį ir nuėjau į Šventus Jonus. Ten istorija visai kita su visai kitu jėzuitu. Tačiau sutikau ten tėvą Antaną ir supratau, kad aš atvažiavau į užuovėją, kuri visada mane priglaus ir mudu draugavom be žodžių. Aš ateidavau sekmadieniais ir jis visada nusišypsodavo, paglostydavo man ranką ir nieko nesakydavo.
Ir prisimenu, pagalvojau vieną kartą, gal vertėtų nueiti iš pažinties. Čia prasideda anekdotas antaniškas. Nuėjau, radau jau jį labai pavargusį, tokį jau tikrai pavargusį. Sako, aš jau pavargau, sako, tu gali su manim pasikalbėti einant link sakristijos. Pradėjome eiti, tai kalbėk, sakau, tai aš nežinau, ką čia tau labai pasakyti, sakau, nėra ten kažkokių ypatingų jau tų nuodėmių. Sako, vyro, žmogaus neužmušiai, sakau, Antanai. Sako, aš taip tik tą pasakiau, aš žinau, kad tikrai taip nebuvo. Sako, tu nieko nepadarei, keliauk savo laiminga, viskas gerai. Tai draugystė tokia, bet žinokit, mano širdį yra ir liūdnų prisiminimų. Jisai patepė mano tėvelius Indijanoj, jis tada dar buvo Lemonte, tais ankstyvais metais atvažiavo į Indijaną, juos išlydėjo, leido mums patiems patepti. Jis apženijo mano seserį. Mūsų tokie ryšiai, sakyčiau, švelnus ir gražus buvo visada, tai man buvo prie jo pabūti vėlyvam mano gyvenimo kelyje, buvo labai miela. Jis atnešė man labai daug ramybės. Ačiū labai, tai kad patepė, tai čia laimingas nutikimas, neliūdnas, ar ne? Tikrai visi laimingi, kam tai teko. Kiek čia mes tų istorijų pripasakotume kiekvienas, ar ne? Be galo, be krašto. Tai jausmelis toks, tarsi tą skautišką tokį lauželį pakūrenom, pakurstėm čia visi drauge. Laikas jaučiu kaip ir teka į pabaigą, bet aš vis tiek kunigė Julių turiu paklausti, tai prašau paguosti mus dabar, kaip ten su tuo amžinuoju gyvenimu. Jeigu aš žinočiau, kaip yra ten, tai... Ne, aš visada, jeigu jau noriu tokią gaidą pabaigti, tai aš ir savo, ir kitiem, ir kai būna laidos, maldos už prie karsto, tai aš visą laiką sakau, kad mes neturim tų nei įrodymų, nei nieko, iš ten žinučių kažkokių negaunam, bet savo atmintį, žiūrėkit, atmintis, kiek yra pagavus, išsaugojus visko, ir kad tas tarsi kalbėtų, kad tas ryšys nenutrūksta toks. Tai toks apčiuopiamas dalykas, o daugiau viskas, nežinau, sakau man, kad ir praeis dar metų, ir dabar pirmosios metinės tas viskas yra natūralu, bet tas niekur nedings, kažkaip transformuosis galbūt kažkas, nes, ir čia mes tą pojūtį, sakau, tokiam žinumo kažkokį, tos žmogiškom žinumo, tokio ribotam žinumo, čia žemėje gaunamo daugiau, tai, nežinau, jis irgi nemėgo. Ir mes esam kalbėję, aišku, ir apie vėlinių, bet daugiau apie tas tradicijas ir žvakučių deginimą ir viską, ir ant kapų, bet jis niekad nelįsdavo. Aš čia turbūt irgi jau imsiu iš jo pavyzdį ir nelįsiu į tuos subtilius klausimus, kur ten jau tikrai yra, tik tai gali nusilenkti ir nutilt, nuščiūt. Bet kartais taip gyvenime aš savo galvoju, kad per daug visokių sutapimų, kad Dievo nebūtų. Tai ir kartais net man pačiam baisu nuo to, kad per daug sutapimų, per daug visokių tų persipinimų, kad tai būtų tik atsitiktinumai. Bet nieko čia negali, tu negali nieko įrodyti. Ir aš nesiėmiu nieko įrodyti, bet tiesiog kartais nejauku būna dėl to, kad tų dalykų per daug atsiranda kartais. Taip. Ir aišku, ir tik Antanas irgi užsuko ir daugeliu žmonių, visiškai nepanašių žmonių, labai skirtingų žmonių. Ir jis nevaidino ten kažkaip, neėjo ir su vaikais buvo normaliai toks pat tėvas Antanas. Jis toks nebuvo. Ir ar ten vaidinti kokį teenagerį, jis to nedarė niekad. Jis mėgina gal jų kalbą, tai kaip apie tos skautus, tai čia jau irgi iš jo tų repertuaro, kad jis, nežinau, kiek ten rimtai, metus ar daugiau jis studijavo astronomiją, tam, kad galėtų vakarė atsisėdę stovykloj su vaikais pakalbėti apie žvaigždės. Tai
Aš irgi norėčiau surasti Lietuvoje kunigą, kuris, gal buhalteriją nuėjo kas nors studijuoti. Bet kad nuėjo astronomiją studijuoti negirdėjau tikrai. Nesu girdėjęs ir pats aš nenuėjau to daryti. Bet jis ir mokėsi, ne tik šiaip, kad ten buvo gražu, bet dabar tai yra programėlės, aišku, man sako, dabar nereikia statai tą telefoną ir tau parodo kokią žvaigždę, bet kai tada tai reikėjo mokytisgi taip. Jo žvaigždėlapis vienas yra nišoje toje pusėje, galėsit pažiūrėti, akutėje. Apie žvaigždės tai labai, žinokit, gerai tinka pabaigai. Bet pačiai pabaigai aš noriu paskaityti jos sesės Marytės eiles, kurias jį spausdino draugo laikraštyje ir tokiu būdu leisti ir jai žinoti ir mums priminti, kad ji yra kartu su mumis ir kad visada yra mūsų širdise taip pat kaip mylimiausias, vienas mylimiausių tėvo Antano žmonių. Pavasario naktį, bet Vilniuje rytą, jau spėjusi pilnai įsigalėti, iš čia, tamsoj, telefonu su broliu trumpai, nes laukta greitosios, nors, manau, nenoriai, nereikėjo. Didysis penktadienis, kaip tik ta diena, kurią tenka pažiūrėti į pasaulį paskutinį kartą. Ir žinoti, kad viskas gerai. Ir dabar, ir be abejo amžinai. Viskas taip pat. Ankstyvi pavasario ženklai. Ilgesnės dienos, pumpurai. Žalsvos pievos, paukščiai, drugiai. Tarp pastatų daugiau erdvės, lengvesnis žingsnis. Taip šiandien įsivaizduoju Lietuvą. Vilnių, kurio iš tolo keletą gatvių sekdavau, kad pamatyčiau brolį tuometiniai aplinkoj. Ir dar dabar pažiūriu, kaip be jo tos vietos atrodo. Iš tos aplinkos man rašo, kad Antanas tebejaučiamas, tebegirdimas, net matomas, bet neliečiamas, gal nepasiekiamas, kartais toli, dažniau arti, čia ir ne čia. Galbūt taip būna su amžinybė. Pinasi į kasdienybę, kviečia arčiau, siekia mūsų glaudžiamus pažadų ir kvietimo artumą. Čia ir ne čia. Visur ir niekur. Bet tikrai pastoviai pajusti, ką reiškia būti kartu, būti šalia visur ir visada. Ką reiškia nesikeičianti meilė, žingsnis šalia kartu. Ne visad matomai, juntamai, esant ir laike, su saule, mėnuliu, tamsa ir tuo pačiu kažkur kitur. Taip Lietuvoj. O čia, prie mūsų šeimos namelio, stirnos tebeieško jas stebėjusio, laiminusio žvilgsnio, nors metai be jo, laukiamo, mylimo, esančio, visai čia pat. Aš žinau, kad čia yra nemažai skautų. Ar aš galėčiau paprašyti, kad jūs mus visus suburtumėte ratu už rankų ir lopšinę tąją padainuotumėt? Visi gali stoti į ratą. O kol mes stojam ir kol dar visi ruošiamės, aš noriu pasinaudoti tuo, kad turiu mikrofoną. Ir kažkada susitikau su Antanu, būdama Virskaučių vadovė ir kuruodama projektą apie vyresniųjų skaučių albumo CD formatu išleidimą. Ir tada iš Kernavės Tunto tam albumui mes pasiskolinom iš iždo pinigų. Ir Antanas važiuodavo į Ameriką ir veždavo mūsų albumus ir juos parduodavo ir grįždavo su pinigais atgal. Ir kai kažkada aš paklausiau Antano, kai jau mes grąžinom skolą,
kaip mes galim jam padėkoti skautui už tai, kad jis mums padėjo gražinti skolą, skautų iždą. Kaip kažkas gerai sakė, galvojau, sakys, tai nieko tokio, sesė. O jis ėmė ir atsakė. Tai ką jis atsakė, tapo mano tarnystė ir mano skautiška tarnystė, aš nesu aktyvi organizacijoje, bet aš tarnauju savanoriaudama misijų stotelėje. Tai tokia yra mano tarnystė, to jis manęs paprašė už pinigus iš esmės. Tai mano šios dienos žinutė yra jo drąsa ir tiesa pasakyti, ko jam reikia. Ir gauti tada, ko jam reikia, ar ne? Ir aš jaučiuosi, kad mums labai yra svarbu mokėti padėkoti ir mokėti pasakyti tiesą. Ir šiandieną prieš pat skautišką dainą aš noriu padėkoti visiems mums ir ypač jums, Elvyra, jums, Giedriau, jums, Juliau, jums, Lilijana, jums, Ingrida, tuoj surasim jūs su Gėlės žiedu, ir jums, Rūta, kurių dėka Antano tarsi fiziškai nėra, bet mes jaučiamės, kad jis su jo ranka, mes jau 7. kartą čia kaip namuose. Ačiū už šitą erdvę, už šitą stebuklo įgyvendinimą. Ačiū visiems čia esantiems. Jūs turite žinoti, kad mes su Rasa esam tie žmonės, kurie laukiam jūsų laiškų, laukiam jūsų žinučių, ar apie Antaną, labiausiai apie misijas. Ir norim kuo daugiau saulaitiškumo savo rankomis ir savo širdimis palikti šiame pasaulyje. Ačiū, kad mes šitam rate ir ateina naktis. Ateina naktis, saulė jau nuslinko nuo kalnų, nuo miškų, nuo laukų. Saldžių sapnų užmigink, dievsi ir čia. Ačiū visiems labai. Ačiū.